Tai labas vakaras visiems susirinkusiems į šią paskaitą. Nukėlėm vakar dienos paskaitą į šiandien, į antradienį, dėl to, kad neturėjau elektros. Tiesiog be 5:08 vakare atjungė elektrą ir likau be ryšio. Ir lygiai 2 valandas, kaip trunka paskaita, taip ir nebuvo elektros. Ir čia kaimynas kažkur Facebook'e rado, kad daug kur Lietuvoje irgi buvo žmonės likę be šviesos. Ir labai keistai, kadangi važiavo ESO tie specialistai ieškoti avarijos, dažniausiai tokios avarijos priežastis būdavo automatai atsijungė. Tai kaip ir nebuvo priežasties, bet kažkaip tai ar čia sistemai gedimas, ar kur, ar tai buvo kaip priežastis pilnatis. Tai todėl šiandien pradėsim tą paskaitą, kurią turėjom vakar daryti. Nes vienas dalykas, aš įkėliau paskaitą, kuri buvo jau pernai analogiška, bet vis tiek aš šiandien ją perskaitysiu, galbūt kažką rasite kitaip. Ir dabar dar noriu paklausti, ar kas nors jautėte ir kaip jautėte tą užtemimą? Ar buvo kokių pojūčių įdomių? Man ne per daugiausia, bet toks kažkoks buvo kaip truputį sviravimas gal būsenų, tik tiek. Nu jo, aš jeigu nebūtų dingus elektra, nebūčiau prisiminęs, kad tas užtemimas buvo, kaip praėjo savaime. Tai kiek žmonės matyt sutelkė tam prasmės, tai tiek ir veikia. Greičiausia, kad taip. Turbūt, kad taip. Gerai, tada mes važiuosim į priekį. Šiandien negausiai mūsų susirinko. Na, tai suprantu, kad ne ta diena, bet vis tiek reikia judėti į priekį. Tai tada, kaip jau buvo anonsuota, šios dienos tema daiktų energetika, analogiška paskaita iš praeitų metų aš jau buvau įkėlęs ir į grupę, ir į čatą. Tai dabar truputėlį, na, gal kažkas naujo atsiras galvoj mano ir aš rašiausi vakar labai stipriai, bet šiandien taip viskas išgaravo, greičiausiai, jeigu prisiminsiu, tai bus labai gerai, ką norėjau pasakyti vakar. Taip, tai dabar dar tokia paraštė šios paskaitos buvo prisiminti darbą per atstumą. Toks papunktis. Tas papunktis, jisai nu, būna kaip pasikartojimas buvusios temos. Bet aš galvoju, kad apie darbą per atstumą aš norėčiau skirti dar daugiau laiko, ne 20-30 minučių tam, kad pasikartot pačią temą. Todėl mes eisim į pačią daiktų energetikos temą ir pabandysim kalbėti apie pasaulį, kuris yra, na, aplink mus, o tas pasaulis yra daiktai. Jie yra gyvi ar jie yra negyvi. Gyvi tai yra gyvūnai. Žmonės irgi tam tikrą prasme yra objektas, kuris, na, šalia mūsų kažkur tai. O daiktais mes paprastai apsikrauname ir jų reikia ar nereikia. Visą laiką mūsų buityje yra daugiau ar mažiau. Kasdienėje rutinoje irgi dažnai mes nekreipiam į tas daiktus, tos smulkmenas, bet kaip čia atitinka, kad kai tik tai ta smulkmena mums kažkuo tampa svarbi, tai arba jinai iš vienos pusės sugriauna savijautą, iš kitos pusės gali pataisyti. Bet kartu tai tas daiktas, kuris mūsų akiratyje atsiranda, jisai iššaukia mūsų dėmesį, nes tuo metu, tuo momentu mūsų vibracijos yra maždaug panašiam diapazone. Daiktai, jie įvairių būna spinduliavimo formų. Pats daiktas iš esmės yra
nu, kaip sakyti, turi savo fizikinę energiją. Tai yra, jeigu šviesa, tai jie atspindi šviesą, jeigu šiluma, tai atspindi šviesą, šilumą, jeigu skleidžia kokias tai bangas, tai yra bangos. Ir dažnai kažko kitko tikėtis iš fizikos, ką galėtų skleisti daiktai, kaip ir nėra. Bet mes žinom, kad tyrinėdami daiktus paprastai randam, kad jie būna dar kažko įkrauti, kadangi arba virgulės blokuojasi, kryžiuojasi, rodo, kad ten yra bloga energija arba jokios energijos, arba priešingai. Virgulės įsiskečia, rodo, kad tas daiktas spinduliuoja didelę energiją. Nu ir toks pavyzdys, mislė pradžiai. Vat yra turistų grupė, kuri lankosi tarkim, kokio nors šventykloje ir vieni ateina turistai, kiti išeina ir jiem tie altoriai, kažkokie tai šventųjų paveikslai, būna tokių nemažai turistų, kuriem nei šilta, nei šalta. Jie ateina ir praeina, jiems kažko tai neužkabina iš vidaus, jie neturi nieko bendro su tuo, tai ir praeina. Lygiai taip pat su knygom. Atrodo, knygų lentynoje daug knygų ir visos jos vienodai svarbios arba nesvarbios. Bet bažnyčios atveju arba šventyklos atveju yra žmonės, kuriems tai yra labai svarbu. Ir tai yra žmonės, kurie dalyvauja apeigose, tarkim, tiki, jeigu tai yra tikėjimo arba ritualiniai objektai. Šia prasme, kažkur skaičiau, yra atlikti tokie tyrimai su ikonomis. Ir buvo parinktos kelios tikslinės grupės stebėti ikonas. Viena tikslinė grupė parinkta iš tokių, na, sakykime, ateistų arba laisvamanių kategorijos. Kita grupė buvo išrinkta iš, na, tokių apsiskaičiusių daugiau, kurie domisi menais, meno žinovai, antikinio meno arba religinio meno žinovai. Ir trečia grupė, kuri yra tikintis, yra tų apeigų dalyviai. Ir tas visas tris grupės vienijo panaši simptomų grupė arba panašiai besireiškintys sveikatos simptomai. Na, tarkim, širdies kraujagyslių ligų simptomai. Ir buvo liepta kažkur tai apie 2-3 valandas kasdien visom trim grupėm pabūt toj šventovėje. Ir tiesiog vieni dairėsi po paveikslus, kiti tai žiūrėjo kaip meno kūrinį, treti žiūrėjo kaip kulto objektą. Tai įdomu tai, kad pagerėjo savijauta, ten kraujospūdis susinormalizavo, ten kiti kūno parametrai tiems, kurie tai vertino kaip religinio kulto objektą. Tai reiškia, kad visiems kitiem tai nebuvo poveikio. Bet poveikis vis dėlto yra. Jeigu, sakykime, šio eksperimento metu buvo tyriamieji stebimi labai trumpą laikotarpį, ten gal kelių dienų arba kelių savaičių laikotarpį, tai pavyzdžiui, kaip tada gali paveikti ateistą arba netikinti buvimas prie šventų paveikslų, tarkim, jeigu ten jam reikėtų staiga apsigyventi ilgą laiką. Tai galimai tie paveikslai jam turės poveikį. Ir tokį poveikį, kad jisai, na, po kurio laiko galbūt ir pakeis savo pasaulėžiūrą. Nes į tuos paveikslus, tarkim, tas ikonas, tuos skulptūras, dekoro elementus, kūrė menininkai, kurie buvo tikintis, kurie, nu, suprato, ką jie darė ir darė tai su tam tikra šventa intencija. Jo labiau jos įkvėpė kiti menininkai arba kiti kūrėjai, kurie analogiškai tą patį darė, galbūt tas ėjo iš kartos į kartą, bet kaip ten bebūtų, žmonės koncentravosi į tą religinį turinį, kurdami tas ikonas, altorius, paveikslus ar dar kažką tai. Tai matomai ir
ta informacija buvo ir yra tuose objektuose. Tiesiog galbūt vienus tyriamuosius tai paveikia labai greitai, o kitiems reikia laiko. Arba jie irgi yra paveikiami tų objektų. Tiesiog kartais į tai nekreipia dėmesio. Arba numoja ranka, arba kitom gyvenimo aplinkybėm tai pasireiškia kaip, na, prabudimas, praregėjimas, atsisukimas į Dievą ar panašiai. Na, aš taip trumpai bandau nupiešti tą paveikslą. Kaip tie daiktai ir ką jie daro aplink mus. Ir yra, pavyzdžiui, šventi daiktai, knygos, paveikslai, dekoro elementai, dar kažkas, kurie turi tam tikrą meninę vertę, kultūrinę vertę, asmeninę vertę, bet yra tokie kaip beverčiai daiktai, kurie neturi visai nieko iš savęs tokio. Ir jeigu štai va tokių daiktų pradeda daugėti patalpoj, tai turiu omeny tą patalpą, kur mes dirbam arba gyvenam, tai jau yra signalas, kad to žmogaus viduje yra, na, chaosas. Nes tas vidinis chaosas paprastai manifestuojasi arba atsikartoja buityje. Na, kitas iki gali žmogus man kontrargumentuoti. Esą, nu, žmonėms būna laiko neužtenka, arba jie daug dirba, nenori laiko skirti buičiai daug panašiai, bet iš esmės yra vidumi tvarkingi. Tai taip sutinku, bet iš kitos pusės tai nepasiteisinimas. Ir kartais netgi, kai lankomės pas ką nors svečiuose, namuose, tarkim, negi peržengus būtų slenkstį gali jau spręsti apie žmogų, koks jo vidus yra. Bet vėlgi, tas jo vidus gali būti tik tai tam tikra kaukė, nuo kurios arba po kurią slypi dar daugiau dalykų, o daiktai jie galbūt atspindi tą paviršinį mūsų aš, galbūt kažkiek vidinį, gilesnį aš, bet daugiau tokį paviršinės aš, kuris, na, sakykime, yra valdomas, tvarkomas, nes kiekvienas mes mokomės, tobulėjom ir tas toksai mūsų aš, kuris arčiausiai mūsų paviršiaus, jis irgi keičiasi. O keičiasi ir aplinkiniai daiktai, kurie supa. Atsiranda tokių, kurie mums nereikalingai, mes stengiamės tada juos pašalinti, atverti daugiau erdvės, kad būtų oro, nes daiktai užima irgi labai svarbią vietą, tai yra plotą arba tūrį, yra orą. Ir ten, kur daiktų yra daug, kur jie yra netvarkingai sudėti, jie ir ne tik tai užima vietą arba kvėpuoja tuo pačiu oru kaip ir mes, bet ir dar išspinduliuoja tam tikras cheminės medžiagas, jeigu jų koncentracija toje vietoje yra labai didelė. Na, tarkim, knygos. Apie knygas šiek tiek vėliau pakalbėsim. Ir net jeigu žmogus, kaip sako liaudies išmintis, yra savo laimės kalvis, daugelis jau nekartą pastebėjote, kad atmosfera namuose ar darbo vietoje gali turėti didelės įtakos sėkmei ir savijautai. Ir tai priklauso nuo to, kaip mes tą atmosferą susikuriam. Yra dabar toks dalykas kaip daiktų kategorijos, kurios jau iš prigimties savaime traukia arba vampiruoja energiją. Kitaip tariant, tie daiktai neturi energijos, bet norėdami išlikti arba gyventi stengiasi pritraukti mūsų dėmesį į savo, tai į mūsų akiratį pritraukti save, kad mes juos atkreiptume dėmesį ir tokiu būdu iš mūsų jie paima energiją. Taip pat gali daiktuose būti įsikūniję ir tam tikri infernaliniai padarai, kurie, na, kartais laiko tokius daiktus kaip savo buveinės. Tai va. Ir dabar pakalbėkime apie tai, kokie tie daiktai, kurie vampiruoja, ir jeigu tas daiktas vienas ar du namie, tai gal nieko baisaus, bet jeigu jų daug, tai jie gali būti priežastis ir tam tikrų rimtesnių negalavimų. Visą laiką galima tyrinėti ir tyrinėti tą santykį su daiktais,
bet kuris daiktas mūsų akiratyje yra tyrinėtinas virgulėm ir švytuoklėm ir daug kas pasakoja tokias istorijas, kad tyrinėdami jie ir atsikratė labai daug nereikalingų daiktų, kurie, nu, jų galva juos ir vampiruodavo. Tai dar pakalbėkime apie tuos daiktus, kurie, nu, vienaip ar kitaip iš mūsų, na, švelniai ir liaudiškai arba perkeltinė prasme sakant, geria energiją. Bet iš tikrųjų mes patys tą energiją jiem atiduodam. Tai yra pirmas dalykas, tai yra požymiai. Tai yra požymiai, kurie, požymiai, galbūt pradėkim nuo požymių, kurie, nu, yra kaip indikacijos, kad yra vampiruojantys daiktai namie. Tai yra pirmas fiziniai ir emociniai persitempimai, tai gali būti bepriežastinis nerimas, tai gali būti noras tvarkyti viską vienu metu, bet nepavyksta, nežinai nuo ko pradėti, stveriesi vieno kampo, žiūrėk, griūva kitas, galimai yra miego sutrikimai, arba per daug norisi miego, nes yra, žinau, žmonių, kurie tiesiog negali užmigti, kai yra tvarka. Tai jeigu turi suvelt kambarį prieš miegą, tada gerai įsimiega, nes jie negali idealioj tvarkoje arba švaroje užmigti. Visaip gali būti. Taip pat gali būti kaip indikacija, jog prarandam energiją dėl daiktų, tai yra pastovus noras išgerti, tarkim, stipresnių gėrimų, atpalaiduoti įtampą, spaudžia kažkokie nedaryti darbai, akis bado vienas kampas, antras, kur reikia pridėti rankas, bet nėra laiko. Tai gali būti įsiblaškimas, nesustelkimas į tikslą, praeities gailestis. Taip pat, jeigu kaupėsi nereikalingi daiktai, gali būti kaip priežastis to konfliktas šeimoje, melavimas vieni kitiems. Taip pat gali būti noras atsiriboti nuo kitų, per didelis perfekcionizmas arba pedantiškumas, tai irgi žmogus gali būti labai perfekcionistas, pedantiškas, o namie bardakas ir dėl to bardako jisai, nu, labai pergyvens. Ir jam kažkas niekad neleis tos tvarkos įvest. Kitaip tariant, jisai pats tą tvarką griaus, viena ranka tvarkys, kita griaus. Per didelis savęs nuvertinimas, energetinis, žmogus kaip energetinis rėtis, stiprius emociniai kraštutinumai, įkyrios baimės fobijos, svetima našta, protestas. Na, čia taip apibendrintai tos indikacijos išvardintos. Aš jas radau vienoje tokioje rusiškoje knygoje, bet aš dar nuo savęs pridėjau, kaip aš tą įsivaizduoju. Bet kokiu atveju, apibendrinant, jeigu namie jautiesi blogai, arba nesvarbu, gali būti patalpa kita, tarkim, sodyba, darbo vieta, tiesiog nerandi ten vietos. Aišku, pertvarkius interjerą, išmetus nereikalingus daiktus, atlikus valymą ir energetinį valymą, situacija gali iš esmės pasikeisti. Bet jeigu nieko nedaryta, o jaučiasi panašus simptomai, tai gal panašu, kad viena iš priežasčių tos energijos neturėjimo yra būtent tai, kad yra per daug nereikalingų daiktų. Šalia to gali būti ir kitos priežastys, tai yra vampiruojantis asmenys, lygos kažkokios tai, arba porčios, arba dar kažkas tai, bet vat, šalia to gali būti ir daiktai. Ir siekiant žmogui padėti, arba norint jam padėti, galima irgi vieną iš darbų atlikti, tai yra išvalyti arba patarti tam žmogui įsivalyti savo aplinką nuo nereikalingų ir perteklinių daiktų jo būtyje. Tai vat. Na ir dabar pakalbėkime apie daiktus, kurie iš tiesų, kaip jau minėjau prieš tai, vampiruoja energiją, kurios reikia keisti arba žūtbūt mesti. Tai nelaikykite namuose tokių daiktų. Pavyzdžiui, sena piniginė. Jeigu jinai kažkur guli taip numesta belė kur, tai jinai blogins jūsų finansinę padėtį. Jeigu pranešiojat piniginę, tai įdėkite kažkur tai į dėžę ir rūsį išneškit, o geriausia tai yra, na, kažkur tai likviduot, išmesti ir panašiai.
Tai senų piniginių namie akiratyje prieš akis kažkur tai laikyti negalima, nes jos yra vienas iš vampiruojančių tokių daiktų. Bet jeigu jūs tą piniginę nešiojant kaip dirbančią, laikot ten pinigus, dokumentus, korteles, tai jinai kažkur tai gali būti. Bet aš kalbu čia apie tokias, kurių, na, sakykime, nereikia turėti, arba nes jau mes atnešiojam ir nebesinori. Kitas dalykas gali būti, kad pas žmogų yra kelios piniginės, tik tai jisai priklausomai nuo to, ką jisai veikia, jas pasiima. Ten gali būti pas moteris išeiginiam progom viena, po to į darbą kita, trečia vėl. Na, tai nesiskaito, kad tai yra sena. Mes turime omeny, kad tai yra senas daiktas, nenaudojamas. Toliau. Neveikiantis laikrodžiai ir neinantis laikrodžiai. Va čia yra labai įdomu. Jie kartais buityje žmonės turi daug laikrodžių. Kiekvienam kampe po vieną kabantį, stovintį, taip toliau. Tik čia nieko nėra blogo, tai reiškia, kad žmogus yra veiklus ir jisai labai filtruoja savo darbotvarkę, jis stengiasi neatsilikti nuo tempo ir tą tempą valdo tempą ir šiek tiek galbūt turi baimių, kad arba nepasitikėjimas savim, kad gali iškristi iš to tempo. Bet iš esmės, jeigu laikrodis koks nors sustoja ir ilgai neveikia, tai yra priežastis pakeisti, pavyzdžiui, baterijas. Nereikia laikrodžio laikyti ant sienos, jeigu jisai neina. Tiesiog pakeiskit bateriją ir tą darykit nedelsiant, nes tai yra vienas iš daiktų, kuris vagia energiją. Neveikiantis būtent laikrodžiai. O jeigu netaisomas laikrodis, jeigu jisai iš viso nenaudojamas, dar reikėtų čia skliausteliuose įterpti antikvariniai laikrodžiai, kurie dėl grožio kaip dekoras. Gal dėl to ir reikėtų juos palikti, kad jie kažką atlieka kaip papuošalas, kažkokią funkciją atlieka kaip papuošalas, kaip dekoro elementas. Bet ir tai reikia patyrinėti to laikrodžio energetiką. Iš esmės tai neinantis laikrodžiai, ar tai būtų elektroninis, ar tai būtų mechaninis, jie negali neveikiantis kabėti kažkur arba būti akiratyje. Tai jeigu tokių yra, tai pakeiskit bateriją arba padėkit ten, kuris jo akiratyje nėra. Toliau, senos šluotos. Arba dar kartais būna vantos senos. Pirtyse kartais laiko senas nenaudojamas vantas. Nenaudojamas vantas reikia sudeginti. Ir patartina sudeginti per joninės lauže, o joninių laiku susirišti naują. Nes senos vantos jos vampiruoja. Nu, taip liaudė kalbama. Ir taip pat senos šluotos. Kad jeigu, pavyzdžiui, šluotkutis nulūžta, tai arba sutaisykit, arba išmeskit. Nes senos šluotos, jos irgi tam tikrą turi poveikį neigiamą. Daiktas, kurį mes vadinam šluotomis, jisai turi atlikti funkciją. Ir visi daiktai, kurie buityje yra, turi atlikti funkciją. Sugedusių arba sulūžusių daiktų būti negali. Nes jie vampiruoja. Jeigu mes norime pataisyti, bet neturim laiko ir tą daiktą kažkur netoli pasidedam, tai dar kitas reikalas. Nes mes žinom, kad ateisim, bus tas laikas ir mes paimsim tą daiktą rankas ir sutaisysim. Bet jeigu tiesiog jisai guli kažkur tai be tikslo ir jisai sulūžęs, tada jisai vampiruoja ir reikia jį mest lauk. Toliau, okultinės kaukės. Okultiniai dalykai, tai yra, čia reikėtų dar platesnį skliaustelį įterpt ir papildyti, kad tai yra tos kaukės, kurios atsivežamos iš Afrikos, iš Azijos, iš tų egzotiškų kraštų. Nes aš tyrinėjau tos dalykus ir vienas bičiulis Vilniuje turėjo didelę kolekciją, nesenai nusipirko butą ir tą kolekciją atsivežė ir ją dar papildė. Tai jisai taip susirgo ir galvom, dėl ko jisai susirgo, dėl ko jam pradėjo netgi biznis nesisekti. Ogi pasirodo, tai viena iš tų kaukių, ten kelios buvo, kurios buvo užkeiktos.
Tiesiog afrikiečiai, vat, būna kartais turgui turistai nusiperka, aš turiu omeny gal daugiau Afriką ir Lotynų Ameriką. Ir tie visi gatvių pardavėjai, jie dažnai apie baltuosius būna blogos nuomonės. Ir galvoja, kad būtent jie yra pagrindinė jų nelaimė priežastis. Todėl tas kaukės arba papuošalus užkeikia. Ir ką daryti, jeigu norisi siurprizą, kažkokį tai suvenyrą parsivežti, tai geriau iš tų vietų, kur jos skirtos yra, nežinau, turistams, kur didelė masė, bet jeigu ten po vieną ant suoliuko pasidėjusi močiutė pardavinėja po kelis tuos liaudės dirbinius kabutėse, tai tokių pirkti nereikia arba reikia labai atsargiai žiūrėti. Pajaus paprasčiausiai. Toliau. Iškamšos, gyvūnų iškamšos. Va šitą labai mėgsta medžiotojai ir aš kiek būnu pas medžiotojų svečiuose, kartais tenka, kaimynų daug tokių ir pas vieną kitą matau, tai paukštis kažkoks, tai fazanas, tai kokia nors žvėries galva. Ir tai labai slegia visų pirma ir kartu tai irgi daiktai, kurie vampiruoja. Tai yra mes tą eterinį žvėries arba ne žvėris yra kolektyvinio proto subjektas. Ir jeigu mes pagaminam kaukę, mūsų protas gi neskiria, tai tikras žvėris ar iškamša. Vadinasi, mes prišaukiam to žvėries egregorą, galima sakyti. Ir tada tas egregoras, jisai nėra teigiamai nusiteikęs prieš mus, kadangi mes juos medžiojam, jie laiko mus savo priešais. Arba tiesiog, blogai jaučiasi, kad žmogus juos medžioja. Tai vat iškamšos. Toliau. Kaktusai. Kaktusai. Ne visi ir jie kaktusai iš esmės energiją siurbiantis augalas ir kaktusai reikalingi, bet juos reikia statyti tose vietose, kur aš praeitą paskaitą minėjau, kur yra Hartmano arba Kary susikirtimo vietos. Arba dar kitas dalykas, prie televizoriaus arba prie kompiuterio, kur yra spinduliuotė. Ir jeigu kažkur kraunate telefoną namie, tai šalia tos vietos paauginkite kaktusą. Mažą kaktusiuką nusipirkite už kelis eurus ir jeigu jūs tą vietą įpratę krauti mobilųjį, tai ten pastatykite ir kaktus. Jisai bus jums labai dėkingas. Toliau. Kolonėlės, garso kolonėlės. Na, vėlgi, aš nežinau, kodėl čia tai rašiau, bet iš tikrųjų garso technika, jinai tam tikrą prasme visa technika, jinai vampiruoja energiją, visa elektroninė, bet kolonėlė čia galbūt turime omeny ta senoviška tokia AES, kaip čia vadindavosi. Tai nežinau, aš tai netyrinėjau šito momento, bet jeigu kas norit pasitikrinkit. Bet garso įranka, ypatingai ta magnetinė, senoviška, analoginė, jinai iš esmės vampiruodavo. Dabar tos skaitmeninės kolonėlės, nežinau, gali būti jos, kad nevampiruoja. Toliau, žuvies vaizdai, žuvų paveikslai ir jūros, vat žuvis, žuvų griaučiai vairūs, žuvų atvaizdai ir toliau jūros kriauklės. Ir aš čia galbūt norėčiau sustoti daugiau ties jūros kriauklėm, nes iš ne vieno lūpų girdėjau, kad jūros kriauklių negalima laikyti ten, kur yra miegamasis. Ir jos tam tikrą prasme vampiruoja. Dėl žuvies sunku pasakyti, galbūt irgi taip ir taip yra. Viskas priklauso nuo žmogaus, nuo situacijos, bet dėl jūros kriauklio tai aš tikrai tą informaciją
tyrinėjau ir žinau, kad jos vampiruoja energiją, gyvybinė vampiruoja. Ir dar jūros kriauklės, kas yra svarbu, jos yra portalas, jos ištraukia žmogaus energiją kažkur kitur, į kitą visai materijos arba visatos vietą. Jos kaip perėjimo toks tunelis į kažką kitką. Tai va, toliau. Dar sąrašą galima būtų papildyti. Tai senas kalendorius, jeigu kaba kontoroje namie senas kalendorius ir mes jį pamiršom pakeist, tai yra sulėtina dvasinį tobulėjimą. Mėgsti ar pinti daiktai irgi jie tam tikrą prasme sulėtina tobulėjimą, bet juos galima parduoti arba sumainyti arba juose kažką laikyti. Pintų daiktų tuščių irgi patarti neturėti, juose ten, jeigu tenais krepšys, kažką reikia įdėti. Toliau, stebuklingi daiktai. Ką reiškia stebuklingi? Tai čia galbūt net ne iki galo teisingai parašyta, nes nedestruktyvi energija. Tiesiog yra žmonės, kurie atsiveža iš egzotiškų kraštų įvairias stebuklingas statulėlės. Tai Budos, tai Marijos, tai dar kažkas. Tai vėlgi, čia kaip ir su tom kaukėm iš Afrikos, reikia stebėti ir asmeniškai žiūrėti. Aš kiek žiūrėjau Budos statulėlės, jos tokia duoda ramybę. Jų energija tokia kaip, pastebėkit, jeigu yra kažkur tai Buda kambarį, tai tiesiog nuramina. Jeigu kurį laiką įsitempęs esi, pasižiūri tą Budą, tai nusiramini. O, pavyzdžiui, kitiems tai veikia tą Marijos statulėlę, rožantišius kažkur tai kabantis ir taip toliau. Taip pat daiktai iš tragedijų, avarijų, nelaimė vietų. Va. Ir kartais žmonės mėgsta atsinešti daiktus iš tos vietos, kur mirė jų artimasis, kur gyveno jų artimasis, kur žuvo, kur įvyko nelaimė, kad prisimint. Tai va tokio dalyko kategoriškai negalima, nes iš karto prisirišam ir prie mirusių pasaulio ir atiduojam tiem pasauliam energiją. Toliau, daiktai iš nepažįstamo žmogaus. Niekada nepriimkite dovanos iš nepažįstamo žmogaus rūbų, ypatingai, jokių rūbų. Jeigu ten draugas draugiai skolina, ypatingai ten draugės mėgsta skolintis viena iš kitos, tai irgi, vertėtų tokių dalykų vengti. Nebent tai yra blogi laikai, kai buvo, tai žmonės neturėjo drabužių, tai skolindavosi. Dabar ne problema. Bet kokiu atveju pasimti daiktą iš nepažįstamo žmogaus negalima. Toliau, saldumynai ir gėrimai, ypatingai alkoholiniai gėrimai, dovanų barai, kurių turinys yra dovanoti alkoholiniai gėrimai, visada veikia vampiruojančiai, nes per skysčių dažnai ateina ir žmonių, dažniausiai tai būna ligoniai, kurie dovanoja savo daktarui dovanas, saldainius ir kokį nors konjako butelį. Tai tada, kai tokių dovanų susikaupia, tai vienoj vietoj daug, tai tokia vieta, toks baras yra vampiruojantis, skaitosi, kad vampiruojantis. Bet, kiek žinau, daktarų, tai jie stengiasi išdalinti arba išvaišinti tos barus, kad jų ilgai tenais nebūtų. O jie taip elgėsi intuityviai. Gal ir žino tos dalykus. Toliau. Nendrės plunksnos žolė. Nendrės. Būna, atsiprašau, plunksnos, povo plunksnos irgi, sako, kad gali išprovokuoti ligas. Toks yra teiginys, ko jis pagrindžiamas, aš nelabai ir galiu pasakyti. Plunksnos apskritai dviejopas toksai poveikis gali būti. Žiūrint, kur jos naudojamas. Jeigu tai yra kaip papuošalas ant drabužio, vėlgi, tai gali būti kažkoks tai žmogaus statuso pabrėžimas,
jo energijos, jo laisvumo pabrėžimas, bet jeigu tai yra plunksna, kuri kaip dekoras kažkur tai ant baldų arba ant kažkur tai vėlgi čia nelygu kokiam žmogui kaip veikia, vėlgi reikia tikrint asmeniškai. Ir tos taisyklės, kurios čia, tie punktai, kurie čia išvardinti, jie yra tikrintini asmeniškai, nebūtinai turi būti visiems vienodai. Tai va dar yra, kas yra blogai, nesuproti daiktai, tai yra viena kojinė, viena šlepetė, vienas batas, vienas auskaras, o kitas kažkur dingo. Jeigu taip atsitinka, tuos po vieną daiktą surinkite ir kažkur tai į dėžę padėkit. Jie negali būti akiratyje, jeigu tai yra po vieną. Tai reiškia skirybas arba barnius namie. Jeigu yra taip, kad dingo kojinė, batas, šlepetė, auskaras, dar kažkas, tai tą vieną padėkit į kažkur tai tamsią vietą ir arba išmeskit, jeigu tai yra nelabai svarbus daiktas. Jeigu auskaras, tai aišku, neišmeskit, galit padėti kažkur tai į tamsią dėžutę, bet negalima, kaip sakoma, jo akiratyje turėti. Čia turime omeny. Nu, čia su gyvūnais, gyvūnų oda. Irgi tas pas voratinkliai. Va dabar voratinkliai gal įdomiau, jeigu jie kaupiasi namie. Yra taip, kad nėra vorų, jų mes nepastebim greičiausiai, bet yra jų polinkis veistis ir daugintos voratinklius. Tai iš vienos pusės gali reikšti, kad labai daug yra erkių, erkučių ir panašiai. Tai yra vorams tai yra maistas, tai yra gerai, kad jie turi maistą, vadinasi, jie turi ką veikti. Vorai šiaip tai laimę nešantis gyvūnai. Bet kai per daug voratinklių, tai jie sustabdo energijos tekėjimą pačiam name, kambaryje, bute. Tai juos reikia išvalyti. Voras, jeigu ten yra, jisai naują padarys. Bet tų senų neturėtų būti. Tušti stiklainiai. Jie turėtų būti kažkur padėti į garažą, tamsią vietą, bet jie negali būti akiratė, tuščia tara. Tuščios taros apskritai neturi būti akiratyje, jinai turi būti paslėpta, padėta ir taip toliau. Nes jinai irgi viena iš priežasčių, kad nuteka energija. Įtrūkę daiktai, virtuvės reikmenys, lėkštės, figūrės. Skilusių lėkščių turbūt žinot, negalima naudoti, sulankstytų šakučių irgi negalima naudoti ir taip toliau, taip toliau. Tai vat namų apyvokos daiktai, lėkštės, podeliai, stiklinės, jeigu trūkia, reikia jos išmest. Taip, kas pas mus toliau? Dar čia tokia serija daiktų, kuriuos irgi reiktų stebėti. Jeigu yra, tai jeigu jie atsiranda, tai mes laukime. Nu, vėlgi, jeigu tokie daiktai ir kurie prieš tai paminėti ir dabar ir vėliau mes apie juos kalbėsim, jeigu jie randasi kažkokiu stebuklingu būdu buityje, tai vėlgi reikia klausti, kodėl mano akis už jų užkliūva, kodėl jie staiga tampa problema. Tai vadinasi vidinė problema. Reikia pirmiausia sutelkti dėmesį į save ir dirbti su savim. Ir atlikti tą vidinį dvasinį valymą. Po to, aišku, ir išorė pasikeičia priklausomai nuo mūsų vidaus. Dar čia yra tokia kategorija daiktų, tai yra veidrodžiai. Veidrodžiai tai yra didelė tema ir veidrodžiai jie portalai yra portalai paralelinius pasaulius. Vėlgi, jeigu yra įtrūkęs veidrodis, reikia išmest, jeigu įskylęs, sulūžęs bet kur, ar automobilyje, ar namie, ar kur reikia irgi likviduoti, taisyti negalima. Įlenkimai nelygumai ant sienų. Jeigu sienos skilinėja, tai reikia tokį namą taisyti, negalima sienose skilimų laikyti, kad jie būtų akiratyje ir akis badytų. Reikia būtinai iškart daryti remontą, nes tai yra nugeria energiją ir skatina problemas.
Toliau, varva vanduo iš čiaupo. Nu, vat, niekaip nesutaisom, varva. Tai reiškia, kad jūsų finansai nuteka į kanalizaciją. Jūs nesuvaldot finansų. Nuvytusios gėlės, jeigu jos per ilgai vazoj puikuojasi ir puokštės, kurios vat, neranda vietos į šiukšliadėžę laiku, tai ir nuvysta labai greitai. Vadinasi, tame name yra problemų pas žmonės su sveikata ir su finansais. Tai jeigu priešingai puokštė ilgai laikosi, vadinasi, visi žmonės yra sveiki, nes gėlės jos dažnai sugeria negatyvą iš šeimininko, tam, kam jie yra dovanojami, tos puokštės. Tai jeigu puokštė natūrali, nechemiškai apdorota, kad ilgiau laikytųsi, kad ir būna apipurkštos, bet vis tiek augalas reaguoja pirmiausia į šeimininko, tai yra to, kuriam yra dovanojama jisai būklę, sveikatos, na, tame tarpe ir kitas, ir finansinė būklė gali būti priežastis arba indikacija, kodėl nesiseka. Neveikianti elektrinė būtinė technika, pagaminami laidai ir rozetės. Jokių pakabinamų daiktų, rozečių, laidų, kad taip akyse būtų. Jeigu tai yra neišvengiama būtinybė, kad jie būtų, tiesiog per toli rozetę aš atsivedžiau prailgintuvą, tai nieko. Bet jeigu jie tiesiog atsiranda iš niekur, tada yra vėlgi blogai, tai reiškia, kad prarandam energiją. Toliau, nešvarios lauko durys. Tai reiškia, kad pinigų energija patenka, tai yra išeina pro duris arba neužeina į vidų. Jeigu yra dvigulė lova, o du čiužiniai, tai vadinasi vėlgi yra priežastis, kodėl ta energija, kodėl nesutarė, tarkim, sutuoktiniai. Daiktai kelintis baimę, pavyzdžiui, nuotrauka. Nu, tai vėlgi yra asmeninis santykis su daiktu ir reiktų žiūrėti, ar jisai kelia baimę ar ne. Čia dar reiktų dar vieną dalyką pasakyti, ko nėra šituose paveikslėlėse mano. Tai girgždančios durys ir bet koks girgždėjimas, ar tai būtų spintelės durys namie, ar tai būtų lauko durys, ar tai kambario durys. Jeigu ir tas girgždesys būna labai įvairus, būna toksai trumpas, kelias akimirkas kažkokiu tai vietoj tas vyris yra nesutirptas, jisai trinasi su metalu, metalas į metalą ir atsiranda tas garsas. Trumpas labai. Tai vadinasi, galimi trumpi barniai tuose namuose. Trumpi nesutarimai, kurių daug, bet dėl smulkmenų. Jeigu durys atsidaro su labai tokiu intensyvų ausį rėžiančiu girgždesiu, tai vadinasi, tokiuose namuose barniai jau intensyvūs ir stipri. Pavyzdžiui, jeigu virtuvinio komplekto spintelė girgžda ir durys atsidaro girgždėdamas, tai vadinasi, ten arba trūksta maisto, arba trūksta supratimo apie maistą, arba tiesiog toj vietoj, kur yra ruošiamas maistas, yra baramasi, kalbama nemaloniom temom ir panašiai. Tai ką daryti? Tai tiesiog sutept viskas. Jeigu mes nesutepam ir jie girgžda, vadinasi, problema yra mumise. Tai reikia paprasčiausiai prisiverst, sutept tokį daiktą ir viskas čia bus gerai su juo. Ir vėlgi galime įdomumo dėliai, jeigu yra girgždančių daiktų ir ne girgždančių daiktų, tai su virgulėm pažiūrėkim vieną ar kitą ir matysim skirtumą, kaip reaguoja. Taip, dabar antikvariniai daiktai. Antikvariniai daiktai būna įvairūs, būna jie su kažkokiais tai simboliais, piešiniais. Nepaisant to, kad yra tie piešiniai, ar juose atvaizduota viena ar kita istorija, nes jie visi turi tam tikrą istoriją.
jie dažniausiai neša savo buvusio savininko energiją. Ir taip pat mūsų sąmonė, mūsų tą dėmesį nukreipia į galbūt mūsų pačių prisiminimus nemalonius, į laikotarpius, kurie yra senai praėję, bet dėl kažkokių priežasčių mes gailimės praeities, idealizuojam praeitį, ilgimės kažko, kas buvo anksčiau, gailimės, kad tai, kas buvo anksčiau, niekada nebus. Dažnai antikvarai, jie žmonės, kurie labai vertina tą praeitį, jie prisirišę prie tos patirties, praėjusių savo jaunystės metų ir taip toliau. Ir jie be to negali. Bet kokiu atveju antikvaras reiškia, kad jis, bet kokiu atveju, man atrodo, kad antikvaras yra, jeigu tai ne muziejus, o tiesiog antikvaras, nes muziejus yra muziejus, bet užeini, išeini iš to muziejus, bet antikvarai arba tie blusturgių darbuotojai, šeimininkai tų visų kolekcijų, kurias kaupia, veža iš vakarų Europos, po to pardavinė, tai jie dirba su užstrigusia energija. Ir man kartais būna ne tai, kad keista, nuo tokie atradimai, žmogus irgi vienas iš klientų prekiauja blusturgyje, važiuoja į Angliją, Olandiją, dar kažkur tai atsiveža tos daiktus, po to prekiauja internetu, blusturgyje. Ir sako, man visą laiką žarnynas probleminis yra, visą laiką buvo. Tai todėl, kad pas tave yra užstrigusi energija. Tu dirbi su užstrigusi energija, su sena energija. Su tuo, ko senai nėra. Betgi čia tokie daiktai, tokie gražūs, čia gali jie turėti antrą, trečią gyvenimą. Taip, bet tai vėlgi, jie gali būti muziejui, jie gali būti kažkokiam tai viešam demonstravime, tai kaip papuošalas kažkokiuose viešuose patalpose. Beje, tie visi meno kūriniai, kurie skleidžia kažką įtartino ir mes tai fiksuojam per virgulės arba šitokias, tie laisvai gali būti kabinami viešoje erdvėje, tarkim, gydymo įstaigose, bibliotekose, muziejuose, parodose. Ir jie tada nedaro jokios blogos įtakos. Bet kai jie atsiduria konkrečiai vieno žmogaus būty, tai jie tada ir tampa priešais mūsų arba nusiurbia energiją, arba šiuo atveju, kai kalbam apie antikvarinius knygas arba daiktus, jie tiesiog nukelia mus į praeitį ir fiksuoja mūsų sąmonę į praeitį. Tai vadinasi, na, tokiu atveju lauk problemų su žarnynu, su planuoju storuoju žarnynu, tiesiąja žarna ir šalinimo visa sistema kaip tokia. Tai vėlgi tada tam žmogui aš patariu, sakau, nedaryk, nu, neužsimk šito verslu, ką tau pinigų neužtenka. Nes jisai turėjo darbą, bet čia buvo jo kaip hobi. Na kaip aš čia be to hobi, kaip aš čia be šito. Nu, tai, sakau, pabandyk savaitę, bet to antrą, trečią, pažiūrėsi, kaip veikia atsisakymas. Nu, jisai nustojo dirbti blusturgyje ir po to sako, nu, sakai, sako, virškinimas susitvarkė skrandį, susitvarkė žarnynas, prostatos susitvarkė, viskas. Nu, užteko pakeisti save, savo įpročius, savo požiūrį, tas senienas ir jam pradėjo taisytis negi ir fizinė sveikata, jau nekalbant apie dvasinį sveikatą, kuri pagerėjo. Nu, mes irgi kartais būna, kad nusiperkam tuose blusturgiuose ar senienų parduotuvėse tų panaudotų daiktų. Na, aš nesakau, kad jų pirkti nereikia, bet reikia tyrinėti. Nu, užeikite į tą blusturgį su švytuoklė ir pasižiūrėkite kiekvieną daiktą, kurį perkate, su virgulė. Man tikrai tai tas daiktas, kuris jums duos kažką šviesaus, gero, taip toliau, o nepririš prie kažkokių prisiminimų, nenuvampiruos energijos ir galbūt nenusiūs jūsų energijos į tuos pasaulius, kurie yra ne mūsų, tai yra paralelinius, kur ten, tarkim, mirusių pasaulyje būna taip toliau. Išėjusių žmonių, kurie tos daiktus turėjo, bet to jie tų daiktų atsisakė, mirė, bet jų energetika liko. Jie galbūt ir išeidami iš šito pasaulio dar ilgisi tų daiktų, o jūs juos turit. Tai va, su tais antikvarais, nu, truputėlį yra reikalų. Toliau, dar vienas toks dalykas - akmenys ir mineralai. Bet čia vėlgi, kiekvieno asmeniškai yra
santykio su tais mineralais reikalas. Yra asmeniniai mineralai, yra duodantis mineralai, duodantis energiją mineralai, kiti traukiantis arba siurbiantis mineralai. Tai va, ir sako, gerai turėti gerus mineralus, kurie duoda energiją, bet kartais reikia turėti ir tuos, kurie vampiruoja arba nugeria, sugeria negatyvę arba tą perteklinę energiją. Tai jeigu mes, prisimenant praeitą paskaitą apie jėgos vietas, tarkim, matom, kad prie kokio nors piliakalnio arba šventvietės yra vienas medis su teigiama energija, kitas su neigiama. Tai prie vieno medžio pasidėjus tu išsikrauni, tai kas tau nereikia prie kito medžio pasikrauni. Taip ir mineralai yra visokie ir nėra taisyklės, kad būtinai visiems tas mineralas kenkia ir būtinai visiems tas mineralas padeda. Ne, visa tai yra tikrintina asmeniškai ir tikrintinas asmeniškas santykis su jais. Tai toliau, dar viena tokia kategorija, seni, tai yra daiktai, kurie vampiruoja. Kalbam toliau. Tai yra medikamentai arba vaistinėlės, kuriuose yra daug vaistų, na jau nekalbant apie tai, kad jie negalima vartoti jų, nes jų galbūt galiojimo terminas pasibaigė, bet apskritai jų ten sankaupa yra tokia didelė, kad jie tenais ir skleidžia kažkokį tai keistą kvapą ir, na, prieėjus ranka, pridėjus prie tokios dėžutės, kur tokie vaistai nenaudojami, seni, sukrauti dideliu kiekiu vienoje vietoje, jaučiamės tą tokį nemalonę vibraciją. Vyresni žmonės, jie linkia juos kaupti. Todėl mes visi turim tėvus, vyresniuosius savo brolius seseris. Nu, neleiskite jiem kaupti tų vaistų kiekių, kurie yra nenaudojami. Išmeskime, arba būna, kad galima juos į vaistinę tą pačią priduoti. Nes tai ne tik tai pavojinga chemiškai, bet ir labai tokie objektai namie, ypatingai ten, kur mes gyvenam, irgi vieni iš tokių, kurie vampiruoja arba sugeria tą energiją, gyvybinę energiją. Tai yra sustojęs daiktas, jisai nenaudojamas, visą laiką sugeria tą energiją iš mūsų. Taip, kita kategorija - panaudota buitinė technika. Naudota, nenaudojama buitinė technika. Na, čia nenoriu šito pavyzdžio, kuris yra iliustracija, parodyti, kad antikvariniai radijo imtuvai arba panaši senovinė technika, kaip ir automobiliai, jeigu tai yra kolekcija, jeigu tai yra paroda, kad tai yra blogai ir ne. Kolekcija nieko blogo nedaro. Bet vėlgi noriu kalbėti pavyzdžiais. Yra vienas ūkininkas prie biržų, kuris kaupia tą senovinę techniką, automobilius, radijo imtuvus, rakandus. Ir ne vien jisai, yra dar daug tokių žmonių kitokių, kurie lygiai tuo pačiu užsiima. Nu ir aš labai blogai ten jaučiuosi, labai toks yra, kaip sakyt, keistas, jau iš vienos pusės kaip ir įdomu, kaip ir toks yra patyrimo džiaugsmas, pamatymas, galbūt prisiminimai apie tai, kas buvo prieš 10, 20, 30 metų, kokie mes buvome ir kokia mūsų buvo technika. Galbūt ta technika mus nukelia į mūsų pačių prisiminimus ir mes dėl to jaučiamės vienaip ar kitaip. Bet iš kitos pusės tai labai nemalonė savijauta, nes jautiesi kaip kokiam savartinė, kuris kupinas prikrautas nereikalingų daiktų ir tiesiog va, toj vietoje labai daug yra galbūt ir žmonių energijos įkrauta į tos daiktus. Galbūt ir ta energija teigiama ir neigiama gali būti. Žmonės jos naudoja pozityvus ir negatyvus, bet vienoje vietoje daug ir ilgą laiką, kai jie stovi, būtent kai jų daug ir ilgą laiką jie stovi vienoje vietoje, jie ten kažkokį tai sukuria lauką, kuris yra, nu, man asmeniškai nemalonus ir aš tose vietose būti nenoriu. Taip, praeit galima, pažiūrėti galima, bet tarkim, jeigu reikėtų
apsigyventi ant kur nors prie kokio HBH, kur tie senovinių automobilių ekspozicija arba kur nors, kur pas kokį kolekcininką jų be galo daug, tai aš labai greitai iš ten išeinu, nes man nepatinka tokia vieta. Taip, toliau. Radio technika, tai jau iš dalies telefonai, visa kita radio ryšio technika. Nu, galima dėl savęs turėti juos, bet tada reikia kažkur tai juos padėti taip, kad jie nedarytų, neskleistų jokios žalos. Vėlgi, yra žmonės, kurie kolekcionuoja, bet yra žmonės, kurie laiko bereikalo daug tokių vienoje vietoje. Tai irgi kalbant ir apie vaistų pavyzdį, ir bet kokio kito daikto, daiktų kaupimo pavyzdžių, kai, tarkim, daug tų telefonų susikaupia, tai jų skleidžiama energija, nu, galima sakyti, kad jie mus vampiruoja, taip sakyčiau. Tai jų geriausia būtų atsikratyti jais ir neturėti daug vienoje vietoje daiktų, kurie yra nebenaudojami, pasenę, morališkai, fiziškai, visom prasmėm mes juos nurašė iš savo gyvenimą ir daugiau nenorim nieko bendro su jais turėti. Tai aišku, yra visokios utilizavimo aikštelės, galima jas priduoti, galima kažkaip tai išmest. Nu, aš dabar taip žiūriu į tą paveikslėlį, aš galiu, kadangi čia gal kažkiek tai vaizdas bus, tai va tie visi, va, tas vaizdas, tas bent jau vaizdas, tas akiratį vaizdas, tas telefonas yra labai vampiruojantis. O tarkim, einam prie tų technikos. Nu, va, šitas paveikslėlis nėra toks vampiruojantis. Ir toliau vaistai, jeigu jų sankaupa didelė vienoje vietoje, tai iš viso kryžiuojasi, net užsilenkdami kryžiuojasi mano indikatoriai. Tai o su telefonais yra taip. Na, dar viena tokia kategorija daiktų, jeigu čia turbūt vyriška auditorija liečia, bet ir moteris tą gali patirti, kadangi jų gyvenimo draugai, sutuoktiniai tuo užsiima. Tai jeigu garaže, būtinėse patalpose žmogus dirba, galbūt ir kieme dar, ir tiesiog ten, kur dirbo, ten padėjo ir nesutvarkė tos darbo vietos. Ir tiesiog tie daiktai dirbo, numetė, arba tiesiog nėra žmogui laiko ir po to jie sugenda, kas svarbiausia, jie sugenda ir po to jų toks žmogus nenori atsikratyti. Jie kažkur tai kaupiasi kaip balastas. Tai vadinasi, tas žmogus neturi energijos, jis yra pats linkęs vampiruoti ir tada, kadangi jisai su tai daiktais naudojasi, tai tie daiktai irgi kupini jo energijos ir jie taip pat linkę mus vampiruoti. Tai yra tuos, kurie tai daiktai nesinaudoja, kurie bado akis. Tai vėlgi čia yra karma tų žmonių, kurie taip užsiima ir kaupia, nu tiesiog, nežinau, jeigu tai yra verslas, pavyzdžiui, žmogus ardo arba kažką tai ardo, parduoda, ten į laužą, laužyną, iš to gyvena, verčiasi iš to. Nu, galbūt, nieko nesakau, bet čia jeigu piktybiškai va taip yra, kaip dabar pavaizduota, na tada, nu, su to žmogus energetika kažkas negerai. Jam reikia pagalbos ir gana stiprios pagalbos. Na, aišku, ta pagalba nepadės, jeigu jisai pats nenorės, tas žmogus, kažką savo gyvenime iš esmės pakeisti. Na, bet yra kaip yra, visokių žmonių yra, visokių reikia. Ir dabar apskritai santykis su įrankiais, ar tai būtų, na, būties įrankiai, nu, tarkim, aš galiu kelias istorijas papasakoti iš savo patirties, kaip reikia elgtis su pačiais įrankiais, su daiktais, kurie skirti tam tikrai funkcijai atlikti namie, kurie, tarkim, palengvina buitį, sutrumpina darbo laiką, ką galėjai atlikti per valandą, galėjai atlikti dėka tų įrankių per kelias minutės. Tai štai, vienas toksai mano bičiulis pardavinėdavo
va tokius panašius įrankius Gariūnų turgavietėje. Jisai žydų tautybės, buvo jau, na gal dabar, gal dar jisai ir tebe prekiauja, sunku pasakyti, bet aš senai jį mačiau. Bet kadangi jisai dirbo toj vadinamoj Petiorkoj, yra tokia gamykla buvusi Ševčenkos gatvė Vilniui, kur gamindavo slaptą kosminę aparatūrą sovietinių laikų karinė pramonė. Tai jisai sako taip, elektronika, bet kokia elektronika, elektros prietaisai, elektronika, jie labai yra imlus žmogaus biolaukui arba žmogaus bioritmams, kaip jisai tai įsireiškia. Labai imlus tam, kokią energetiką žmogus pats turi, kokios energetikos jisai yra. Ir jisai parduodamas kiekvieną kartą žmogui, na, panašią įrangą, jisai kalbėdavo, kad jeigu tu perki tokį daiktą, tai niekada niekam neskolink. Net ir trumpam neskolink. Negalima netgi trumpam pasiskolinti buities įrangos. Ar tai būtų automobilis, ar tai būtų skalbimo mašina, ar tai būtų mezgimo mašina, ar tai būtų siuvimo mašina, ar tai būtų remonto įranga, ar tai kompiuterinė technika. Niekada negalima anot to žmogaus skolinti, nes kai tu paskolinti, kas atsitinka, tas daiktas dažniausiai ir sugenda, išeina iš rikiuotės. Ir tada ir tas žmogus jaučiasi blogai, kadangi jisai turėjo, jam sugedo ir jis galbūt nespėjo pataisyti, nemokėjo pataisyti, o gal nenorėjo pataisyti. Tai skolintis technikos arba skolinti techniką geriau nereikia. Jeigu norim, kad jinai ilgai tarnautų, geriau nusipirkti. Bet tam, kad išvengti papildomų išlaidų, jeigu, tarkim, reikia trumpam atlikti vieną ar kitą darbą arba remonto darbą, mes galim tą techniką išsinuomoti. Dabar klausimas, kaip atrodo, kokia energetika tos technikos, kuri yra, tarkim, nuomos punktuose. Turiuomenį pirmiausia statybinę techniką ir automobilis, kurie yra nuomojami. Na, vėlgi, čia panašiai kaip su viešbučiais. Juk į viešbutį mes ateinam, išeinam ir tie viešbučiai, jie yra, nu, sakykim, valomi. Aš žinau viešbučių, kurie net energetiškai yra valomi kiekvieną kartą po klientų apsilankimo. Tai jau priklausoma nuo žvaigždučių kiekio. Bet tai yra laikinas dalykas, kai tu kažkur tai pabūni ir išeini. Taip ir su prietaisas. Jeigu tau reikia ten pakabinti karnizą ir tau nereikia pirkti dėl to suktuko, tai tu tiesiog jį įsinuomoji tam tikroje vietoje ir jo energetika nuo to nei pablogėja, nei pagerėja. Tiesiog tai yra labai trumpam panaudojamas dalykas. Tai va, tai jeigu jisai galų galiai ir sugenda, tu pasirašai sutartį, kas bus, jeigu tas daiktas suges. Tai va, toliau. Čia jau kalbėjom. Knygos. Daugelis žmonių mėgsta kolekcionuoti įvairius daiktus, bet dabar rasti daiktai. Tokia kategorija, kaip radom kažkokį tai daiktą. Rasti monetas, vėlgi nelabai, vieni sako, kad radau monetą, vadinasi, pinigai ateis. Tai aš sakyčiau, kad, nu, galbūt, jeigu tu labai tuo tiki, bet iš tikrųjų senos monetos, turiu omeny galbūt tos antikvarinės monetos, jos čia turbūt turime omeny. Pinigai neperneša buvusio savininko energijos, lygiai taip pat kaip nuomojami įrankiai arba viešbučiai, galima taip sakyti. Todėl, nu, per pinigus nebent bakterijos ir virusai gali persiduoti, bet ne energetika. Kitas dalykas, jeigu tai yra seni kažkokie kolekciniai dalykai, tada kitas momentas bet kiekvieno atveju reikia tai tyrinėti. Knygos. Knygų, jeigu yra didelė sankaupa knygų, jeigu, tarkim,
žmogus filmuoja podcastą ir už jo nugaros yra knygų lentynos. Tai, nu, aš anksčiau irgi manydavau, kad tai vampiruoja. Iš dalies taip ir yra. Tai yra vampiruojantis dalykas. Knygos, iš esmės, jeigu jų didelis kiekis vienoje vietoje, tai jos geria energiją. Jeigu tai yra biblioteka, vėlgi biblioteka, kai yra taip pat kaip yra ir knygynas, ir nuomos punktas, ir viešbutis, tai yra ateina išeina. Bet knygos, anksčiau žmonės mėgdavo kaupti tas knygas ir tos knygos tapdavo kaip, nežinau, energijos siurbyklos. Aš visą laiką bijodavau eiti pas žmonės į svečius, kur būdavo didelis bibliotekos. Man kažkaip tai būdavo ir nejauku, ir baisu, bet gal tai yra mano asmeninė tik tai santykis, gal kitus kaip tik įkvėpia ir duoda tą energiją gerąją, tai yra pakilėję. Tai vėlgi kiekvieno santykis gali būti visoks, bet knygos, jų didelė sankaupa, tai mano galva nėra gerai. Nu, apie tai jau kalbėjom, apie lėlės ir figūrėlės. Tai vėlgi turi būti, va šitą ir kas pasakytina. Vėlgi pakartosiu tą patį, kad neimkime dovanų, jei atveža lauktuvių lėlę arba figūrėlę arba kaukę iš egzotiškų kraštų. Jeigu taip atsitinka, būtina patikrinti virgulėm ar švirtuokliam energetiką to daikto ir išvalyti, tiesiog išvalyti. Mes kaip išvalyti vieną kitą daiktą jau praėjom ir tą dalyką mokam. Toliau, saldainiai ir visokie alkoholiniai gėrimai, jau kalbėjau apie tai. Visi barai vampiruoja ir geria energiją. Tiesiog čia reikia su tuo susitaikyti. Tai yra siurbyklos energijos. Kaip ir pasenę saldainiai, jie kartais gal ir galioja, neišėja iš galiojimo termino, bet jeigu jie ilgai stovi ir jų daug vienoje vietoje, irgi jie siurbia energiją. Nauji daiktai. O dabar toksai šios paskaitos naujas langas, potėmė susijęs su naujais daiktais. Naujų daiktų energetika. Mes prieš tai kalbėjom apie senus, tai dabar apie naujus. Ir vėlgi aš cituosiu savo draugą Gariūnų prekeivį elektroniką ir įvairiais prietaisais, kuris sako, aš šitą skaidrę pagal tuos jo rekomendacijas ir sukūriau. Atsinešus iš parduotuvės daiktus turi pabūti jie namie, ramybės būsne kelias dienas. Na, pavyzdys. Nusipirkom drabužį naują. Jeigu, aišku, nereikia jo iškart eiti, rengtis kažkur tai skubiai kažką sudaryti. Bet kokiu atveju, jeigu atsinešam drabužį, nusiperkam kokį nors buitinį prietaisą, bet ką, kuris yra daiktas ilgo naudojimo, galiojimo ir būtyje pritaikomas, turi jisai pastovėti. Nusipirkom ir turi jisai kurį laiką pastovėti. Kelias dienas. Nenaudojamas. Tiesiog. Kam to reikia? Ir anot to draugo, tai yra reikalinga tam, kad ta energetika, kad tas daiktas, nu, kaip sako, susiženytų to daikto energetika ir jūsų energetika, taptų vienu aš. Juk daiktas, kurį naudojame, buitie daiktas, gali būti ir dekoro elementai, tai yra mūsų pratęsimas, mūsų to vidinio aš pratęsimas. Tai tas mūsų aš pratęsimas, kuris yra išorėje, turi papildyti mūsų vidų, arba jisai jau papildo. Tai todėl, kad tas įvyktų greičiau, arba kad tas santykis su daiktų užsimėgstų tvaresnės, tikresnės ir tas daiktas ilgiau laikytų, tai turi būti neišpakuotas, jisai pabūti kelias dienas ramybėje. Po to, irgi cituoja savo draugą, būtina perskaityti daikto naudojimo instrukciją. Jeigu tai yra techninis daiktas. Būtinai perskaityti ir kam to reikia, vėlgi, mes kartais, ypač vaikai būna, paima, plėšia ir kažką daro. Ne. Tebūnė jisai supakuotas, įsimam knygutę, perskaitom, po to išpakuojam, darom pagal knygutę.
išbandykite ir pasidžiaukite. Svarbiausia, pirmas veiksmas - išbandyti, kaip tai veikia ir išbandyti, ar tai gražu, jeigu tai, tarkim, yra drabužis arba avalynė, ir būtina pasidžiaugti. Pagirkime vienas kitą tuo, kad įsigijime tą naują pirkinį daiktą savo namie. Pagirkime, nekritikuokime, nepulkime, oi, ten nusipirkai vėl tą šlamštą, kam tau reikėjo mest pinigus. Tebu nešlamštas, bet pagirkime, pasidžiaugkime kartu tuo nauju daiktu. Ir toliau neutralizuokime prekybinę energiją, nes energija pas daiktą yra, jeigu jis yra nuperkamas prekybos vietose, ir ta energija yra prekybos centro arba gamintojo energija, tai ją reikia užkrauti savo energiją. Tai vėlgi, tai darome tiesiog daiktą padedami į saugią vietą ir kelias dienas jį pamiršdami po to, kai nusipirkam. Ir dar svarbu, niekam neskolinkime, raskime būtent jam vietą ir tos vietos nekeiskime. Nekeiskime to daikto lokacijos. Galbūt čia pasakytina apie prietaisus, kurie turi turėti savo vietą namie. Na, jeigu darom generalinę tvarką ir norim pakeisti to daikto vietą į kitą, tai pakeičiam, bet vėl tada ilgesnį laiką nekeiskim tos vietos. Jisai ten turi irgi su tą vietą, su tą namie arba kieme esančią lokaciją susiženyti, susidraugauti. Tada vėlgi jisai geriau tarnaus. Nu vėlgi čia įdomus tie patarimai. Taip, dabar mes pakalbėkim apie taršius daiktus. Taršius daiktus yra taršus automobiliai, yra taršus daiktai ir mes einam link tvarumo kabutėse, bet kokie gali būti daiktų taršos lygiai. Mes dabar kalbėjom apie energetinę taršą. Na, lyg tai kažkas tai prieš tai turėjo, daiktas su juo turėjo kažkokį santykį, turėjo kažkokias mintis apie jį, tos mintis, kaip mintis forma, liko ant to daikto, arba tas daiktas prisigėrė tų minčių. Vat mes apie tokį dalyką kalbėjom. Ir kadangi tai buvo ilgai ir daug, tai vadinasi, ta energetika buvo stipri ir gali daryti neigiamą įtaką mums. Todėl mes turim kiekvieną daiktą išvalyti ir užkrauti savo energiją, kad jeigu mes norim, kad tas prietaisas ar drabužis tarnautų toliau. Bet yra toksai momentas kaip technologinė tarša. Ir ją reiktų įsityrinėti. Kartais gali būti ir plastikas, ir kažkoks tai dar cheminė sudėtis tų daiktų, kuri tiesiog kenkia. Tai gali būti panaudotas žmogus sveikatai sudedamosios dalis, cheminės medžiagos, dažai, audiniai, gyvūnų liekanos, buvo kontaktas su pavojingomis cheminėmis ir radioaktyviomis medžiagomis, netinkamas laikymas ir sandėliavimas. Tai va, ir dabar daiktai. Ir mes labai praleidžiam pro akis svarbų faktą, arba svarbų momentą, kai perkam naujus daiktus. Nes tokių dalykų kaip elektromagnetinė arba radiacinė tarša ar cheminė mes pirštais nepamatuojam. To neužtenka, kad 5 juslėm mes galėtume įvertinti. Ir pasakyti savo, ar mums to reikia ar nereikia. Todėl šitoj vietoje mums padeda virgulės ir švytuoklės ir mes tada klausim, ar šitas daiktas nepavojingas mums, arba ar šitas daiktas saugus mums technologiškai. Kartais negi nespėdami paklausti šito klausimo, prieinam prie daikto su virgulim ir mums jau iš karto kryžiuojasi. Tai vadinasi, tada galim paklausti, ar tai yra radiacija, ar tai gali būti kokia nors elektromagnetinė spinduliuotė arba dar kažkas tai. Tai yra technologinė tarša, kurią galima identifikuoti, naudojant mūsų jau išmoktus virgulių šitokių naudojimo principus. Toliau. Energetinė tarša. Mes apie tai jau šiek tiek kalbėjom. Ir tiek energetinė tarša, tiek technologinė irgi nagrinėtina. Tai vėlgi, tyrinėdami mes galim užsiduoti tokiais klausimais. Koks šio daikto, ar tas daiktas man saugus technologiškai,
ar šitas daiktas man saugus energetiškai. Ar jeigu yra atsakymas neigiamas, tai yra, kad nesaugus, tai mes galim pabandyti pakeisti tą energetiką. Bet aš galvoju, kad mes esam tokiam dabar lygiai ir visi žmonės, kurie užsiima ezoterika ir ne tik, kurie domisi dvasiniais dalykais ir eina dvasiniu keliu, jie tiesiog patys savaime, net nežinodami, ateidami kažkur arba prisiliesdami prie daiktų, negi kartais mes nežinome, kodėl prie to daikto prisiliečiam. Vat sugalvom prisilieti to daikto. Ir mes prisiliesdami tą daiktą arba būdami toj patalpoj, tam žmonių kolektyve, mes ir keičiam. Man ne kartą buvo tokie dalykai nutikę, kad kai tik nueini į naują kolektyvą, kuriame buvo ten chaosas, betvarkė, kažkokie tai santykiai keisti tarp darbuotojų, visą tai pirmiausia išlenda tiesa, toksiški santykiai arba jie išnyksta, arba tie žmonės tiesiog išeina iš darbo. Tai vadinasi, mes patys kaip bioenergetikai, būdami tam tikroje aplinkoje, tarp tam tikrų daiktų, mes darom jiems labai stiprų poveikį. Todėl mūsų atveju ne daiktai mums daro poveikį, bet mes jiem darom poveikį. Tačiau padėdami kitiem žmonėm, mes galim kartais fiksuoti, kad tie daiktai buityje tiem žmonėms vienaip ar kitaip kenkia arba nepadeda. Todėl mes tam žmogui galime padėti arba rekomenduoti, kaip pakeisti to vieno ar kito daikto energetiką. Tiesiog taip, kaip mes va čia mokomės, taip, kaip mes tą darom. Toliau. Na, dabar praktinis darbas, kadangi tai atsirado šitą lentelę, tai pabandykite patyrinėti daiktus, kurie, dar čia atsiprašau, minutė, čia yra prakeikti daiktai. Vat yra tokia kategorija, prakeikti daiktai, ant kurių irgi kaip ant žmonių yra porčia uždėdama, bloga akis, nužiūrėti. Tai vėlgi, nesakau, kad negalima jais naudotis, reikia tai identifikuoti ir pajaust. Yra tam tikri daiktai, kurių jau nebegalima pakeisti. Ir jie vis tiek daryk nedaręs kažkokį tai su jais veiksmą ar valyk nevalęs, jų energetika vis tiek arba nekinta, arba laikinai pakinta, bet grįžta vėl ta sena bloga energetika po kurio laiko. Tai tokiais geriausiai reikia atsikratyti ir viskas. Bet jeigu taip nėra ir tiesiog galima paklausti intuityviai tiesiog, ar galiu pakeisti šito daikto energetiką, jeigu jinai man atrodo tartinai. Jeigu atsakymas yra taip, vadinasi, aš išreiškiu valią, aš išreiškiu ketinimą ir aš keičiu savo pozityvių nusistatymų, savo meilę, savo savimi pačiu visą tą daiktų krūvą ir pa žmogų, ir padėdamas kitiems žmonėms tą padaryti, ir savo, ir taip toliau. Prakeikti daiktai vėlgi reikia juos tyrinėti, kiekvieną asmenį. Kartais, vat, nuojauta arba intuicija, kad vienas ar kitas daiktas galimai gali būti prakeiktas arba nužiūrėtas, jau savaime ateina, o tik tai prie to daikto prisilieti. Tai jeigu prisilieti intuicija kužda, kad taip yra, tai dar galima tą pačią procedūrą pakartoti ir su virgulėm arba švytuoklėm. Ir jeigu gaunam patvirtinimą, kad tikrai taip, tada dirbam su juo, su to daiktu. Jeigu matom, kad padarėm valymą, bet vėl po kurio laiko tas daiktas grįžta į savo seną blogą energetiką, vėl pabandom pakeisti. Jeigu matom, kad ping-pongas vyksta, mes išvalom, vėl grįžta, mes išvalom, grįžta, tada vėl reikėtų pagalvoti apie tokio daikto visišką atsikratymą. Nes, matomai yra priežastys gali būti pačios įvairios. Gali būti žmogus ką tik numiręs, ar ne? Bet jisai prisirišęs prie to daikto. Gali būti ir gyvas žmogus, jisai nuolat prisimena tą daiktą ir prie jo prisirišęs. Vėl gali būti priežastis, kodėl mes nuvalom, o ta bloga akis arba tas prakeiksmas ant daikto vis tiek tam tikrą dalimi sugrįžta. Tai jeigu taip yra, tai, kaip sakiau, viską lauk. Daiktų diagnostika ir valymas. Na, pirmiausia, išsiaiškinkime, koks mūsų pačių santykis su daiktu. Ar tai būtų naujas daiktas ar senas,
Tai vėlgi sudarykime kontraktą, susitarimą su to daiktu. Kitaip tariant, būtina susidraugauti. Kalbama tokia formacija, aš tave saugosiu, tu man tarnausi. Tai yra kaip ir tarp to daikto ir manęs įvyksta susitarimas. Tai kyla neigiamų pojūčių, daiktą reikia valyti nuo senos energetijos, nu jau taip apie tai kalbėjau. Taip, toliau. Nu va čia mes tą irgi aptarėm, yra baldai ir dekoro elementai. Baldai. Tai vėlgi reikia kiekvieną baldą, ypatingai antikvariniai baldai, jie tyrinėti atskirai. Paveikslai, ikonos, apie juos jau irgi kalbėjom. Technika, kalbėjom, drabužė, valinė, vaikų daiktai. Na, vaikų daiktai, apie juos dar truputėlį vėliau pakalbėsim ir netrukus, jeigu aš rasiu tą paveikslėlį. Na, čia yra lentelė, kaip tai valyti, nuo ko pradėti tikrinti. Tai jeigu mes esam namie, būtyje, tai pirmiausia patikrinkime, kokia yra baldų ir dekoro elementų energetika. Toliau prieikim prie paveikslų ir ikonų, šventų paveikslų, knygų, muzikos instrumentų ir meno kūrinių. Toliau prieikime prie technikos, po to prieikime prie drabužių ir avalynės, po to prie vaikų daiktų, nu, paskiaus, nes vaikų daiktai dažniausiai neturi tos neigiamos energijos arba jie tiesiog yra savaime pozityvūs. Jeigu virgulės kryžiuojasi, daiktas spinduliuoja neigiamą energiją. Jeigu įsiplečia teigiamą, nu, šitą tą algoritmiką mes žinom. Ką daryti, jeigu daiktas spinduliuoja, tai yra jis, sunku pasakyti, ką jis spinduliuoja, bet faktas tas, kad prie jo prieėjus kryžiuojasi. Arba virgulė sukasi į priešingą pusę. Jūs galite pakeisti daikto pirminę energetiką. Kaip tai padaryti? Pirmiausia, paimkite daiktą, duokite jam meilę, pasikalbėkite su juo, nuvalykite, pastatykite į kitą vietą. Arba tiesiog užmegzkite su juo asmeninį santykį, kam aš prieš tai ir kalbėjau. Tai va, apie tai jau nužiūrėtus jau irgi kalbėjom, tiesiog pabandykite su tuo daiktu užmegzti santykį. Čia buvo, baldai, dekoro elementai buvo, ikonos paveikslai buvo. Technika. Jo, nu, technika jau irgi tam tikrą prasme mes tą aptarėm. Va, dabar klausimai kartais kyla dėl vaikų žaislų ir drabužių ir kitokių daiktų. Jeigu kalbėjom prieš tai apie būtinę techniką, remonto įrankius, tarkim, drabužius, baldus, dekorą ir taip toliau. Ir jeigu tie daiktai turi tam tikrą santykį su mumis ir mums tai parodo virgulės kitai kryžiuojasi, tai mes galim juos keisti. Arba jeigu mes negalim jų pakeisti, mes juos išmetam. Bet su vaikų daiktais truputėlį yra kita opera ir vaikų daiktai, jie neturi tos energetinės taršos. Bet vienintelis dalykas, kurį gali turėti vaikų daiktai, yra techninė tarša. Labai daug, pavyzdžiui, žaislų yra gaminama iš plastiko ir jų iš principo vaikam negalima duoti, neleisti su jais žaisti, nes plastikas yra nuodas. Todėl vėlgi, jeigu mūsų šeimoje yra mažų vaikų ir jie turi plastikinių žaislų, patikrinkite su virgulėm ir švytuoklėm ir išmeskite tos daiktus iš vaikų arsenalo, kurie, na, spinduliuoja kažką tai blogo. Vėlgi, jeigu virgulės kryžiuojasi, mes tai vertinam, kad tai yra blogai, jeigu sukasi priešingą pusę švytuoklė, irgi vertinam, kad tai yra blogai. Tokį daiktą iš vaikų žaidimų kambario išimkite. Gali būti, kad vaikas labai pergyvens, bus prisirišęs prie to daikto. Na, vis tiek reikia tą tyliai padaryti, naktį, kai niekas nemato, niekas nežino, nes tai galimai gali būti su ta technologinė tarša viskas susiję. Tai va, nu, galit pabandyti namie tą padaryti, kaip jums gausis, papasakosite kitą kartą. Čia vėlgi mes apie tai kalbėjom ir toliau. Irgi apie tai kalbėjom. Dar kartą pasikartosiu, tai, kad antikvarinių daiktų, na, galbūt netgi, sakyčiau,
reikėtų namie vengti turėti. Bet jeigu mes turime tokį dalyką kaip ketvirtadienio druską, tai galime tiesiog, vat, jeigu turime pažįstamų, kurie užsiminėja tais antikvariatais arba namie turi, tiesiog tą druską pabarstyti ant tų daiktų, kurie antikvariniai panašiai, tai gal tada jų, vat, apie ketvirtadienio druską mes jau, va, čia irgi šios dienos paskaitos viena iš dalių, kadangi aš apie tai jau kalbėjau ir kalbėjau viešoje savo laidoje, tai tik tai galiu tik tai pridurti, kad dar aš radau tokią informaciją, kad visą savaitę prieš Velykas galima tą daryti. Nors tai vadinama ketvirtadienio druska, bet visą savaitę prieš Velykas. O Velykas, na vėlgi, jeigu tai yra katalikų bažnyčios, tai vyksta vienu metu, stačiatikių kitų metų, tai aš galvoju, kad dabar bus dar stačiatikių Velykos, tai aš dar kartą pasidarysiu tos druskos pagal stačiatikių jau kalendorių, nes aš nespėjau pasidaryti pagal katalikų kalendorių. Tai dabar pasižiūrėkim, kada tos bus Velykos ir atskaičiuokim tą laiką ir galim pakartoti tą ketvirtadienio druskos gamybos ritualą. Reiškia, o dabar čia yra aprašymas. Kaip buvo gaminama. Čia yra apsauginė druska, kas nežinot, naudojama siekiant irgi pakeisti daiktų energetiką, apsaugot namus, daiktus, žmonės nuo neigiamos įtakos. Tai va, čia ta receptūra yra iš senos rusiškos knygos, stačiatikių knygos, tai yra tų sentikių. Ir berods jinai kažkur tai buvo skelbiama internete, bet aš po to neberadau. Stambi sudrėkinta druska buvo sumaišoma su giros tirščiu arba ruginė duona. Išmirkyta vandenyje, surišta į skudurą arba įkišama į seną beržo žuvies batą, ta druska ir įkišama į orkaitę pačiame karštyje. Kai yra ta, tarkim, orkaitė ar duonkepis įkaitintas iki maksimumo. Arba dar vienas variantas, užkasama pelenais ir 3-4 kartus sandariai apverčiama ir čia vertimo klaidos turbūt eina ir nu tiesiog jinai 3-4 kartus vartoma. Ir kitas receptas. Druska buvo pakaitinama keptuvėje, irgi duonkepyje arba belia kurios keptuvės, po to jį palaikoma, plakama grūste, nu, grūstuvu. Ta prasme, galima į maišelį įdėti tokį drobinį ir su grūstuvo padaužyti. Kitose šaltiniuose aš radau, kad nereikia nieko nei grūst, nei plakt. Tiesiog jinai sudega, pajuoduoja tą visą masę. Jinai tinka tada naudoti kaip apsauginė druska. Dar kas labai svarbu, anksčiau, kai buvo gaminama ketvirtadienio druska, tai viso to proceso metu šeimininkės, dažniausiai tai būdavo moteris, jos melsdavo ir skaitydavo maldas. Ir tada ta druska dar buvo nešama į bažnyčią ir pašventinama kartu su, per Velykas, kartu su maistu, velykiniu maistu. Tai va, ugnis anot liaudės įsitikinimų turėjo valomosios galios. Kad ugnis suteiktų daugiau valomosios galios, krosnyje buvo deginamos sekmadienio malkos. Va, čia dar yra įdomus dalykas. Buvo deginamos sekmadienio specialios malkos, kurias šeimininkai ruošdavo per gavėnią. Kiekvieną sekmadienį atidėdama po vieną malką. Aš šito kažkaip momento neatkreipiu dėmesio. Bet aš kai žiūrėjau su virgulėm, tai man ir paprastai laukia ant laužo padeginta druska, su grūdais, su žolėm, nu, labai stipriai energetikės spinduliu. Aš dar ten mantras kalbėjau, meldžiausi, tai ten labai iš tos vietos sklido gera energija. Ir toliau aš tą druską prie savęs laikau ir jinai man visą laiką
praverčia ir kai su žmonėm dirbu, tarkim, per online ir tiesiog, kai žmonės ateina į svečius, tarkim, irgi priiminėjo namie, tai aš kartais į maišelį įdedu kaip suvenyrą, kaip apsaugą. Tai va, tai čia yra seni receptai, kaip tai buvo daroma, dabar aišku viskas supaprastėjo. Turim tas orkaitės elektrinę, turim laužavietės galim padaryti ir lygiai taip pat kaip anksčiau žmonės darydavo pasigaminti druską. Nu, vėlgi aš galvoju, galima šventinti, gal į bažnyčią, gal reikia nešti, bet jūs patys pašventinkit tą druską. Jūs jau kalbėdami maldas ir, tarkim, gėdodami mantras, kai jinai dega ant kokios nors keptuvės, ant gyvos ugnies, jau jūs tą druską darot šventą. Tai vat, jinai jau tuo labiau įgyja galių ir nebūtinai ten tai daryti, kaip čia parašyta. Tai va dar vienas toks daiktų neutralizatorius, daiktų energetikos neutralizatorius, tai yra gintaro dulkių smilkalai. Tai va, ir gintaro dulkių smilkalų galima nusipirkti įvairiuose mūgėse, kaziukė, taip toliau. Ir tiesiog Google įveskit gintaro dulkių smilkalai ir jūs rasite elektroninę parduotuvę ne vieną, kuri tuo prekiauja. Nu, va, ir aš galvoju, dar čia tokie padaryti apie, nu, buvo numatyta mano dalis apie prietarus įvairius, nes aš kaip ir nuo jų pradėjau, bet aš galbūt šiandien to neakcentuosiu. Ir tiesiog tada ties tuo, nu, dar baigiant apie daiktų energetiką, kelios mintis ir mes turbūt šiandien anksčiau baigsim. Žmonės anksčiau turėjo tikėjo, jie buvo tikintis. Iš esmės žmonių nebuvo netikinčių. Ir žmonės kartu jie stebėdavo gyvenimą. Ir tas gyvenimo stebėjimas per padavimus, per informaciją, kurią tėvai perdodavo vaikams, tęsdavosi iš kartos į kartą ir susiformuodavo požiūris į tikrovę. Požiūris į tikrovę, kuris, na, šiandien atitinka, sakykime, kvantinės fizikos pamatinius dėsnius. Ir tie pamatiniai dėsniai sako, kad mintis yra viskas. Mintis, minties galia, malda, intencija, su kuria aš turiu santykių su vienu kitu daiktu savo būties apyvokos ir daro tą teigiamą santykį, pagimdo tą teigiamą santykį su mano artimiausia aplinka ir tais daiktais, kurie joje yra. Ir todėl žmonės stebėdami tą gyvenimą prigalvoja įvairių patarimų, kaip išvengti nelaimių arba tam tikrų situacijų ateityje. Ir tie patarimai dažniausiai veikdavo. Tai va, tai rodo, kad žmonės turėjo gilę įžvalgą, jie žinojo dėsnius ir pereidavo iš kartos į kartą juos iš savo tėvų. Dabar viso to nėra, nes atsirado mokslas, kuris pasakė, kad viso to nėra. Tai pabaigai tiek ir maisto energetika dar truputėlį vėliau pakalbėsiu. Nors maisto energetika mes jau turėjom tą temą, tai galbūt jums leidus aš šiandien ties tuo ir pabaigsiu. Dar noriu priminti, kad ateinantį ketvirtadienį, tai jau bus poryt, bus paskaita pagal mūsų tvarkaraštį, kaip mes ir buvom iš anksto numatę. Ir dabar aš noriu prisiminti, oi net ten paspaudžiau, temą. Ir tema bus vampiravimas ir žmonių santykių diagnostika.
Kitaip tariant, meilės santykių diagnostika ir čia bus įvairių tokių atradimų. Tiek man pačiam buvo naujų atradimų per kelis čia paskutinius metus, pastoviai skaitant tą paskaitą, ruošiantis naujai tos paskaitos interpretacijai. Todėl visus kviečiu ketvirtadienį 11 dieną susirinkti vėl į paskaitą ir mes kalbėsim apie vampiravimą, kaip žmonės vampiruoja vieni kitus, kaip tą vampiravimą identifikuoti ir tyrinėti per virgulės, šituoklės ir taip pat mes pakalbėsim apie žmonių santykių diagnostiką, porų diagnostiką, santykių poroje diagnostiką. Ir aš atskleisiu kelis raktus, kaip patarti žmonėms, tarkim, jeigu ypatingai jauniems žmonėms, kurie ieško savo antros gyvenimo pusės ir galbūt susiduria su vienokiais ar kitokiais iššūkiais. Tai vat, todėl kviečiu susirinkti ketvirtadienį į naują paskaitą. Na, o šiandien aš turbūt anksčiau pabaigsiu. Tai ačiū Jums, kurie dalyvavote, nebent turite dar pastebėjimų ar klausimų, tai dabar kaip tik tam yra skiriamas laikas. Aš turiu tokį vieną klausimą. O kaip yra, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, kas nors, nu, mėgsta dovanot monetas iš svetimų šalių valiutos, jeigu ten iš kažkur atvažiuoja ar panašiai, vat šitie visi dalykai. Tai monetas iš svetimų šalių piniginių vienetų, ar ne? Taip Jo, sakyti. jo, 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 taip, taip, aha. Na, jeigu tai yra kažkokia kolekcinė aistra, tai sakyčiau, čia to žmogaus jau pasirinkimas tą daryti, jeigu jisai kolekcionuoja, bet jeigu tai kaip suvenyras, Mhm, nu, aš pakankamai skeptiškai žiūriu tas senų monetų iš visų pasaulio kraštų sankaupas. aha. Na, nebent tai būna kažkokiu tai dėžiai, kur dėžutėj, kur akis neužkliūva, bet vėlgi, kam tai, nu, kur tą panaudosi, nu, daug klausimų iškyla, ar tai verta daryti. Nebent dėl smalsumo, nebent dėl kolekcijos. Mhm. Dėl to, kad prisimint, kad buvau. Bet jeigu jau peržengiama tam tikra riba ir jų ten per daug darosi, nu tada jie pradeda vampiruoti. Kaip ir bet kas kitas, kai jų daug vienoje vietoje. Nu, taip, Nu, ačiū. taip, kas dar turit pastebėjimų, minčių, idėjų? Tai aš išklausius supratau, kad nu, turbūt beveik visuose namuose yra ten tų antikvarinių daiktų ir paveikslų ir visa kita, bet galima juos ir apvalyti. Be abejo, ir reikia, ne tik tai galima, bet ir reikia. Pirmiausia, galima patirinėti, kokie yra, pirmiausia, užduodant pirmą klausimą, kokia energetika apskritai spinduliuoja. Galbūt yra tarša kažkokia tai, o po to paklausti, koks mano santykis su tuo daiktu. Ir tada, jeigu yra kažkas tai ten rodo kryžiuojasi arba ten taip spinduliuoja kažką ne taip, tai išvalyti. Mesgi bioenergetikai, mesgi savimi pačiu kartais būnant tame name, kuriame gyvenam, tose patalpose mes jau valom, bet kitą kartą atskiriem daiktam reikia dar ir atskiro dėmesio. Galbūt mes ne viską žinom, ne viską ištyrinėję esam. Kalbant apie tuos antikvarinius, tai aišku, reikia patyrinėti ypatingai juos, tai skirtinė kategorija daiktų, kurie tyrinėtini namie, na ir pakeisti. Yra druskai, yra tiesiog smilkalai įvairūs, pašventinkim juos, palaiminkim juos, įdėkim savo širdiesiem, dovanokim savo meilę. Nu ir jie, aišku, reaguoja į tą mintį ir jie keičiasi. Tai čia tas pats turbūt ir su tais visokiais perduotais daiktais, nu perdovanotais, nu kaip ir, kad ir išėję jau tie žmonės. Taip. Tai tiesiog kažkokį tai atkabinimą reikia padaryti. Taip, atkabinimą, teisingai čia pasakėt, atkabinimą. Ir atkabinimą, nu, per save.
kaip sakoma, užkrauna savo informaciją. Arba šeimos, vat, nebūtinai turi būti Taip, mano asmeniškai, bet yra šeimos vibracija tame taip, taip, daikte. Ir viskas. supratau, ačiū. Taip. Tai ar buvo naudinga šita paskaita? Labai naudinga, bet labai daug informacijos. Tai nieko Labai. tokio. Tai yra ir pernykštė paskaita aš ją įkėliau ir kažkaip tai papildžiau šiandien naujom mintim. Tai aišku, viskam reikia suvirškinti. Pažiūrėkit kelis kartus. Galbūt ne viską iš karto žiūrėkit etapais po pusę valandos, po 20 minučių. Tada aš kartais irgi taip darau, kai mokausi iš kitų lektorių paskaitų, tai aš nežiūriu viską vienu metu, visą įrašą, paprasčiausiai pažiūriu 20 minučių, po to padarau pertrauką vėl 20 minučių, po to, kada turiu laiko, pažiūriu vėl kokį 10-15 minučių. Ir po to kažkaip tai aš supratau, kad taip man patinka ir filmų žiūrėti. Ir aš tada YouTube filmą pasirenku ir aš jį žiūriu ne visą iš karto valgau, bet tokiais etapais. Ypatingai tos filmas, kuriuo aš turinį kaip ir žinau, bet tada man tame filme reikia kažkokių tai auksinių minčių. Tai aš tada po 20 minučių suskaldau ir kiekvieną dieną po 20 minučių pasižiūriu tą filmą. Tai vat kaip ir knygas, kai tai atrodo, tu iš karto jos neįveiki, bet po 5, po 6 lapus. Tai labai padeda, taip, bent jau man asmeniškai labai geras toksai mokymosi būdas. Na. Taip, kas dar turit klausimų, pastebėjimų, minčių, idėjų, patirčių? Labas vakaras, sakykit, o kaip dėl magnetukų ant šaldytuvų, kur vežamės, pavyzdžiui, iš kitų šalių, kaip yra, aš praklausiau gal kažką tai? Nepaklausyt, aš kažkaip jų tokių dalykų net neakcentavau, žinau, kad ir pas mane jų yra. Tai, nu jie šiaip, aš įsivaizduoju, kad jie turėtų pakelt nuotaiką. Nu taip. Puikus prisiminimai, įdomus prisiminimai, jie turi kelt nuotaiką. Jo labiau tai susijęs su mūsų pačių gyvenimo kažkokiais etapais. Arba tai dovanoti daiktai su didelė meilė. Dažniausiai taip ir būna su meilė. Tai va. Tai tada gal ties tą mintim ir baigime. Ačiū Jums, kad susirinkote. Aišku, nepatogus gal kai kam buvo laikas, pirmadienį daugiau susirenka, bet tada ketvirtadienį kaip visada renkame 20 valandą. Na, o šiandien tai linkiu gerą poilsio, ramybės ir po truputį žiūrėjimo šitų paskaitų mokymosi. Tai iki kito karto. Iki, dėkui.